visų biologiškai aktyvių augalų apsaugos priemonių problema nėra nauja. Man taip pat teko susidurti su šiomis problemomis. Suprantama, labai sudėtinga yra nustatyti greitą teisės aktų registraciją, taip pat galbūt yra iš tiesų racionalu turėti atskirą teisės aktą. Žinoma, visi puikiai turim suvokti, kad biologinės augalų apsaugos priemonės taip pat gali būti kenksmingos sveikatai, jos taip pat gali būti kenksmingos ir aplinkai, nėra jokių abejonių. Už tai rizikos vertinimas, mokslinis pagrindimas yra ypatingai svarbus ir žinoma, jiems sukurti reikia žymiai daugiau finansinių paskatų, nes jų sukūrimas reikalauja daug mokslinių inovacijų ir jų patekimas į rinką taip pat reikalauja daug paramos, nes priešingų atveju jų kainos yra aukštos. Todėl remiu šitą iniciatyvą.